Taigi sveiki visi atvykę prie pirmojo Minecraft Hardcore išlikimo epizodo. Tai jo, sugalvojau padaryti Minecraft išlikimo serijas. Ir aš ilgai Minecraftą nežaidžiau, tai rašykit patarimus. Ir kada turėsiu savo namus, bazę, kurioje gyvensiu, aš ant lentos stengsiuosi rašyti jūsų patarimus. Tai rašykit ir galbūt jūs pateksite į mano lentelę. O dabar, manau, mes turime nusikirsti medį, bet manau dabar 7 man tikrai užteks gabaliuko. Greitai mes turim pasidaryti bent medinius įrankius. Tai pasidarysiu kirvį medinį, tada pikeksą medinį. Ir manau dabar užtenka. Ir reikia dabar galbūt dingti iš žiemos ir ten nusileisti. Galbūt kaimelį dar pavyks surasti. Ir aišku, prisikirsti cobblestone kažkiek. Nuspavno 500 blokų gali būti kaimelis, tai čia kaip ir gera vieta. Kaip sakant, dabar tikrai norėčiau gauti cobblestone, tai gal einu kažkur prisikirsti, tenai matau cobblestone biškį. Tai svarbiausia iki nakties mano lovą gauti, nes jau norėčiau nemirti pirmą naktį arba per pirmą seriją. Tai jo, jeigu patiks jums šitas serijas, tai būtinai laikinkit jas. Kaip sakau, rašykit patarimus ir paprenumeruokit šį kanalą. Kai manau 16 cobblestone užteks, dabar galime pasidaryti cobblestone'inį pickaxe, pasigaminkim ir kardą tą kirvį, nes mediniai nėra labai geri. Ir galim išsimaininti čia biškį kaulo. Jau 12 kaulo mes turim. Gerai, dabar turim 16, manau, pirmam kartui užteks. Ir kai ten matėt kalnų ežiai buvo, man atrodo, ar kaip jie vadinas, tai aš norėčiau juos pas save laikyti, bent kokius 2 ar 1, tai jeigu reikės, jeigu toli nenukeliausim, tai mūsų namai, jeigu nebus, tai galėsim čia sugrįžti ir pasimti tų ežių. Arba tiesiog atrasim kitas vietas, kur jie ten spawninas. Tai va. O dabar čia pamatau kažkokį mažą miškelį. Tai gerai būtų avių gauti, bet pirmą kiaulių, manau, irgi reiktų pasimti. Ok, aš mačiau ten, va čia avių žemiau ir čia kažkoks keivas yra, gal pabandom biškį įeit, pažiūrėti, kas ten yra, bet reiktų man pasigaminti biškį torčų. Aišku, čia dar matau koperio truputėlį, tai galim jo pasirinkti. Bet palaukit, aš dar vis noriu pirmą avių surasti lovą pasidaryti, kad galėtumėm išmiegoti pirmąją naktį ir tada galėsim sugrįžti šitus keivus pasižiūrėti, kas čia gera. Jeigu toli nenueisim, ieškodami tų avių. Hardcore, man atrodo, reikės pasistengti visada būti pilnom gyvybėm, nes čia tikrai pavojinga, bent einant į keivus. Ten karvę matau, bet daugiau avių aš visiškai nematau. Tai gal teks į ten tos keivus dar nenueiti, tai paieškom daugiau avių. Vis tiek surasim kitur kokį ravyną keivą ir ten galėsim eiti paeksplorinti. Nežinau, gal norėčiau gyventi prie vandens visai. Vis ten ir pažiūrėt, manau, galės normaliai. Čia jau aš ėjau į eglių biomą. Tai gal labiau užkylam, pasižiūrim, kas ten yra gera. Vištų ir kiaulių tikrai ten randu ir tų karvių, bet nėra avių, man reikia avių. Čia tokią vietą dar atradau labai įdomią. Nežinau, ar norėčiau kalne gyventi, galbūt nelabai, bet čia tokia gera vieta. Aišku, pamačiau creeperį, tai nelabai ten noriu eiti. Iš tie epizodai turėtų išeiti, jeigu viskas gerai ir turėčiau laiko, į savaitę po 1 arba 2 epizodus. Čia karvių daugiau radau, tai galime jų pasirinkti, nes maisto tikrai reikia. Bet man norėtųsi atrasti ir
avių. O gyčių čia irgi labai daug yra. Manau, reikia išeiti šitą biomą, vat šitą paprastų medžių tokį biomą, beržų ir ąžuolų biomą. Ok, pagaliau suradau avį, bet man reiks dar trečiosios avies. Bet ok, truks vienos, nebedaug, bet truks. Jo, mums reikia dar paskutinis avies. Bet manau, jo, mes jau suradom, turėsim lovą, tai galėsim jau keliauti. Man labai patinka tie eglių biomai, todėl aš nenoriu dabar į juos eiti. Dabar atėjo vakaras, tai reikės jau išmiegoti mums. Ok, tai pirma naktis hardcore jau yra išmiegota. Tai dabar mums reiktų, manau, eiti toliau pakeliauti, pažiūrėti, kur mes norėtumėm gyventi. Atrasti galbūt dar kaimelį. Čia labai įdomios vietas, čia tiesiog yra šito paprastų medžių biomas ir jį supa eglynai visur. Ok, mums labai reikia pavalgyti, bet mes maisto kol kas turim. Ok, pirmasis mūsų ironas, tiesiog taip keliau ten ir pamačiau. Tai įdomu, kiek čia irono yra. Ok, 3 gabaliukai irono. Čia dar kažkoks kaivas yra, kuriame irgi matau irono. Tikiuosi neateis koks creeperis. Mačiau lygiai ir zombių garsus, tai tiesiog išsimaina mūsų irono ir galime eiti manau iš čia. Nenoriu numirti per pirmą epizodą. Ir čia belinkai daug gėlių yra. Čia toks dar dalykas yra. Svarbu jei neįkristi, nes tada tikrai mirtumėm. Ok, čia kažkokia įdomesnė vėlgi vieta. O, ir matau apleistą portalą, tikrai pasisekė. Bet dabar tik reikia čia nenumirti svarbiausia ir reikės užkopti tenai. Tikrai visai aukštai. Rizikavau šokti į vandenį ir jau galvojau realiai, kad numirsiu paskutinę sekundę, bet nenumiriau ir žiauriai gerai pasisekė tiesiog taip. Ir čia matau šitą vieną spyglį, man atrodo, matau. Tai mes jį susirinksim, nes po to, manau, darysim lavos fermą. Nesibaigiančias lavos fermą, tai mums reikės. O kad reikia, kaip sakant, mes niekada neatrandam to, ko mums reikia. Ok, tai mes jau beveik užkopėm į kalną ir galime eiti apžiūrėti šį portalą, kas jame yra gero. Čia yra lavos, svarbiausia ją neįkristi. Nu, pasimsiu šitų magmos blokų, turbūt jo, kaip jie čia vadinasi. Galbūt prireiks ateityje. Ir kur yra čestus? Ok, čestus yra čia. Ok, čia mes radom šiek tiek auksą, ironą, tų gabaliukų, flinto nemažai, 2 obsidianus, viską pasimsiu aš šitą ir kelnes dar radau. Tai ok, visai gerų dalykų, dabar manau man reikėtų susirinkti gal tą iron bloką, bet man atrodo aš ją nepasimsiu dabar. Ir čia dar vienas yra. Jo, su stauniniu pikeksu nepasiema tas aukso gabaliukas, tikrai nežinau, tai paliekam mes ten. Dabar atradau čia dar vieną žiauriai keistą vietą, ten vėlgi yra tas urvas kažkoks, keivas tikriausiai, bet aš čia vėlgi nenoriu dabar eiti. Ok, radau šiek tiek moliūgų, galim juos pasiimti dar, manau pravers ateityje. Tad sakau, rašykit patarimus, ką galėčiau padaryti ir su tais pačiais moliūgais, su viskuom, ko dar nežinau, tikrai rašykit. Čia žiauriai aukštas vietas, gal man tiesiog reikia pasidėti paltį ir pabandyti pakeliauti, aš manau. Gal rasim dar geresnę vietą gyventi. Ok, tai čia tokią kažkokią vietą atradau, kurioje yra medžio. Yra jinai tokia lygesnė šiek tiek, čia nais matom. Ir manau visai būtų gera galbūt gyventi, jeigu kažkiek nusilygintumėm. Ten yra kita sala, čia iš vis yra arti vandenyno, manau galėtumėm kokių projektų pasidaryti.
galbūt kokį laivą pasistatyti, einu pasirinksiu ten su Karanindriu ir manau mes atradom vietą, kurioje aš norėčiau gyventi. Ir tikrai pagaliau po labai ilgai laukto laiko. Aišku, nežinau, jeigu norėčiau Iron Firmą pasistatyti, čia villagerių kaip ir nėra, jokio kaimo dar, tai būtų sunku. Bet aš manau, mes galėtumėm dabar čia apsistoti. Manau, galbūt kaip ir pirmam išvykimo hardcore sezonui, aš manau tikrai gera vieta gyventi, nes man tiesiog reikėjo atrasti galbūt kur yra medžių daugiau, nes aš iš jų sodinukų neturiu. O jeigu kas, tai galėsim pakeliauti, paieškoti kokių dalykų. Tikrai manau, kad čia yra tokia puikia vieta gyventi. Ten plus kažkokie keivai galėsim juos patyrinėti vėliau. Tai manau pasidedam kur nors daiktus, dabar reikia išsirinkti vietą, kurioje norėčiau aš pastatyti savo namą. Tai aš žinokit įsivaizduoju šitą vietą, kur būtų mano namas. Tokį galbūt didelį norėčiau pasistatyti, tai galim dabar pasidėti visus dalykus. Mums neužtenka medienos, norėčiau aš dar pasigaminti čestą, tai varom čia. Nusikirsti medžią. Plius aš manau pastatysiu mobų fermą virš vandenyno šito, tai plius čia man palengvintų visą darbą, nes aš tokią, žinot, įdomią fermą noriu pastatyti. Galbūt nieks dar nėra statęs tokius fermos, arba jau yra. Kai pasidedam lovą, pasigaminam čestus, manau, dviejų užteks. Galėsim greit išsimiegoti, suvalgom dar mėsos. Ok, ir mes jau to išmiegosim mūsų antrąją naktį. Ir dabar, manau, mums reikėtų šiek tiek apsišviesti teritoriją, nes kad mobų tiek nesispaunintų. Tai galim pasigaminti kiek čia 24 torčius ir tiesiog apeit biškį aplink teritoriją ir apsišviesti. Aš manau, aš čia norėsiu tikrai paversti šitą salą ir joje pastatyti daug projektų. Tai kaip yra daug didelės fermas, dar ką nors tikrai sugalvosim, tai sakau, rašykit į komentarus patarimus, tas patarimas galėtų būti, pavyzdžiui, pastatyk moliūgų fermą ar dar panašiai, kiti galit kažką parekomenduoti, kokius dalykus, galbūt turit metodų, kaip lengviau atrasti tų deimantų arba irono, kokiam lygyje yra, nes žinokit, tikrai Minecraft'o kaip ir seniai nesu žaidęs, tai daug dalykų neatsimenu. Dabar gali, manau, nusilyginti šiek tiek šitą vietą, sėklas kaip ir šitas pasišalint ir sugrįšim, manau, po kurio laiko, kada jau tą padarysim. Taigi grįžau po kiek laiko ir befilmuojant man čia, man atrodo, pelytį kažkas buvo, tai dabar, manau, šis sunkiau yra žaisti, turiu su tuo, kitaip tai pavaldyti. Tai jo, aš čia kažkiek teritorijos prasivaliau, tai turėtų būti šitam lygiai kažkur namas, vat ant šito bloko. Ir taip įsieiti čia būtų toks didelis, tai už backgroundo, manau, pasikasinu visą čia teritoriją. Išvalysiu, galbūt biškį pasikasinėsiu, turėsiu ironą šiek tiek. Pasiruošiu, aišku, daug medžio statymų, apskritai medžiagų. Ir kitą epizodą pastatysiu namą, gal dar būt sugalvosiu pastatyti mobų fermą. Ir aišku, jeigu norite ilgesnių epizodų, rašykit komentaruose, realiai kokių norit ilgumo, ar ten 10 minučių, ar ten 20. Ir tenksis pagal jūsų reikalavimus padaryti tokių trukmės epizodus. Tai jo, aš manau, kad šiam epizodui užteks, nes ir pelytės čia man atrodo sugedo, reikės sutvarkyti. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime antrame epizode.